Labą dieną. Norime Jums papasakoti apie Kaišiadorių rajono bendruomeninius šeimos namus. Tikriausiai daugelis jau esate ne kartą girdėję šį pavadinimą, bet galbūt dar neteko artimiau su mumis susidurti arba vis dar kažkodėl nedrąsu pas mus užeiti. Taigi, bendruomeniniai šeimos namai nuo 2023 metų tapo Kaišiadorių Šventosios Faustinos ugdymo centro dalimi. Dėl to atsirado gerų pokyčių. Dabar mes galime Jums pasiūlyti terapijoms pritaikytų patalpų, kuriuose vyksta ir bendruomeninių šeimos namų veiklos. Bendruomeniniai šeimos namai teikia kompleksinės paslaugas asmeniui ar šeimai ir kartu su projektu KOPA, kas taip pat pilnu pavadinimu reiškia kompleksinės paslaugas, šiuo metu gali pasiūlyti individualias bei grupinės psichologų konsultacijas, savitarpio paramos grupės asmenims patiriantiems sunkumų gyvenime ar šeimoje, socialinių įgūdžių ugdymą vaikams ir paaugliams, pozityvios, efektyvios tėvystės mokymus, šeimos mediacijas, socialinio darbuotojo asmens ar šeimos konsultavimą gimus kūdikiui, nustačius neįgalumą ar specialiuosius poreikius, vaikų priežiūra, kol tėvams teikiamos psichologinės ar socialinės paslaugos, įvairius teminius susitikimus, stalo žaidimų popietės įvairaus amžiaus asmenims. Kaišiadorių rajono bendruomeniniai šeimos namai skirti visoms amžiaus grupėms, o atvykus pas mus garantuojamas geras laikas kartu, sumažėja rūpesčiai, bendraminčiai šalia, jaukus pokalbiai, emocinis palaikymas, specialistų konsultacijos. Na, o dabar šiek tiek plačiau apie jau teikiamas paslaugas. Taigi, individualias konsultacijas šiuo metu Jums gali suteikti dvi psichologės. Tai Laura ir Diana. Jūsų patogumui viena konsultuoja po darbo valandų, kitagi planuoja teikti paslaugas darbo valandomis. Į individualias konsultacijas galima užsiregistruoti tiek ekrane matomų telefono numeriu, kuriuo Jums atsilieps socialinio darbo organizatorė Rita, arba tiesiai internetinėje sistemoje, į kurią labai paprastai pateksite nuskaitę registracijos QR kodą, kurį taip pat matote ekrane. Visus kontaktus taip pat galima rasti ir Kaišiadorių Šventosios Faustinos ugdymo centro puslapyje bei Facebook paskyroje Kaišiadorių rajono bendruomeniniai šeimos namai. Beje, ten galite rasti ir internetinę apklausą, kurioje nurodysite savo kontaktą, vardą ir galėsite išsakyti savo poreikius bei lūkesčius, o mes žinodami, kokių bendraminčių Jums surasti, bandysime juos surinkti bei pasiūlyti Jums grupės ar veiklas pagal Jūsų poreikius. 2023 metais vyko ir didelio populiarumo pelnė psichologės Lauros vedamos grupinės meno terapijos, kurios žinoma vyks ir toliau. Informaciją apie jas taip pat rasite mūsų Facebook paskyroje, kur pamatysite ir įspūdžius iš jau įvykusių grupių. Arba informuosime iš anksto panorusius dalyvauti ateinančiose grupėse, ką mes sužinome iš Jūsų užpildytų apklausų. Beje, pagrindinis visiems buvusiems dalyviams rūpėjęs klausimas, ar būtina mokėti piešti? Atsakymas – labai gerai, jeigu piešti Jūs nemokate. Laura taip pat vedė ir grupės, kuriuose buvo kalbama apie stresą, jo įveikos būdus bei praktiškai išbandomi įvairūs atsipalaidavimo pratimai. Praeitais metais įvyko ne viena savitarpio paramos grupė, kai kurie dalyviai dalyvavo net keliose. Dalis grupių susiformavo ir tęsė bendravimą iki šiol bei mielai priima į savo būrį bendraminčius. Tai grupė tėvai tėvams, kurioje susitinka asmenys auginantis vaikus turinčius autizmo spektro sutrikimų. Kviečiame prisijungti ir tuos, kurie gal tik imate pastebėti, kad Jūsų vaikas ypatingas ir dar nedrįstate kreiptis į specialistus. Galbūt abejojate, galbūt su tuo jau susidūrę tėveliai galės Jūs nuraminti. Papasako savo pradžią, galbūt tai suteiks Jums aiškumo. Dar dvi iki šiol besipildančios bendraminčių grupės – senjorų klubas bei mamyčių klubas.
Jau dalyvaujantis asmenys visi labai draugiški, atviri ir laikas susitikus niekada neprailgsta, o išeinama su nešuliu naujų patirčių bei žinių, kuriamis pasidalinama grupėse, bei kurias žinoma galima prisitaikyti ir savo grįžus namo. O galbūt kartais tiesiog norima būti išklausytam, o tai taip pat šiose grupėse tikrai sulaukiama. Tėveliams auginantiems vaikus daugelį raidos tarpsnių iškyla įvairių rūpesčių ir nerimo. Jiems padedame pakviesdami į pozityvios, efektyvios tėvystės mokymus, kuriuos veda socialinė darbuotoja Sandra. Čia gausite ne tik teorinių žinių, bet ir praktinių veiklų tam, kad gauta informacija duotų dar daugiau naudos. O temos mokymuose tikrai pravers kone kiekvieno tėvelio gyvenime. Tai ne tik žinios apie raidos ypatumus, bet ir geresnio ryšio su vaikų kūrimas, ir jausmų supratimas bei valdymas, ir vaikų savikontrolės ugdymas, bei daug kitų temų, kurias tikrai per vaiko auginimo laikotarpį galima bus ne kartą išbandyti praktikoje. O jau koks džiaugsmas mums, jei vėliau sugrįžtate su džiaugsmu pasidalinti, jog naudojate įgytas žinias praktiškai ir matote pokyčius. Jei visgi nesinori prisijungti prie tęstinių veiklų, kartais pasiūlome ir susitikimų tam tikrą temą. 2023 metais su skirtingo amžiaus asmenimis buvo kalbėta apie 5 meilės kalbas. Jaunimui ši tema pasirodė tikrai artima, jie mielai įsitraukė ne tik į praktinės psichologės Lauros pateiktas užduotis, bet ir diskusijas. Taip pat turėjome puikiai pavykusį renginį senjorų piknikas. Dar ilgai renginio nuotraukos džiugino mūsų širdis. O tie, kas po renginio namo išėjo su Kaišiadorių Šventosios Faustinos ugdymo centro dovanomis, tikriausiai kiekvieną kartą matydami jų sukurtą produktą savo namuose vis prisimena tą šiltą, balta spalva nuspalvintą popietę. Na, o dar bendruomeniniuose šeimos namuose ruošėmės Velykoms bei Adventui. Po tų susitikimų dalyviai taip pat išsinešė namo ne tik gerą nuotaiką, bet ir susitikimo metu sukurtą puošmeną. Dėkojame Jums už išklausimui skirtą laiką ir labai lauksime atvykstant pas mus bei prisijungiant prie mūsų draugiškos ir palaikančios bendruomenės. Kartu mes tikrai galėsime daugiau. O juk kartais iš tiesų reikia tiek nedaug, kad tu ar šalia esantis pasijustų daug geriau ir įsijungtų šypseną.